Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. A čia Evelina. Taip. Aš jau čia kelintam žmogui skambinu. Jūs esat koordinatorius šitų Fabijoniškių, Sarašių. Taip. Aš iš Gedvyžių 35 skambinu. Taip. Va, esu aš Vasiliauskas. Ir klausykit, jūsų tie, kur man surašinėtojai, kur pardavė tą, reiškia, tą jau tą valymo šluotą, jinai pas mane sulūžo jau antrą dieną. Gal galėtumėt man ją pakeisti? Kaip sakat? Nes jeigu būkit malonus, jeigu jau surašėt, aš jūsų pirkau, tai bent jau kokybišką prekę duokit. Palaukit. Ką jums pardavė? Kažką pas pardavė? mane buvo surašytai atėję šitiegi. Gal galite pasakyti savo adresą dar kartą? Gedvyžių 35-14. Ir pas mane šitie buvo atėję surašinėtojai. Ir jie, supranti, man pardavė tą šluotą. Žiūrėkit, aš bijau, kad jūs apgavo. Nes surašinėtojai tikrai... Tai ne tas žodis apgavo, Jėzus, taigi aš šiandieną ploviau savo jau reiškės namus, ta šluota nevelnio, jinai sulūžo man pas. Tai už ką aš mokėjau 74 tuos litus, jeigu jinai neveikia. Tai panelė, jūs man suprantate, arba pakeiskit tą šluotą į normalią, arba gražinkit pinigus. Nes man, tarkime, aš nežinau, jeigu mane apgaudinėja taip, tai kam iš viso, aš daugiau, kad aš jums kada nors surašinėtojus įsileiščiau. Palaukit, ponas, žinokit, aš manau, kad jūs įsileidote tikrai nesurašinėtoje. Nesurašinėtojas, tai kas jie tokie tada buvo? Surašinėtojas parodė jums savo pažymėjimą. Rodė. Ar jis turėjo surašinėtojo portfelį? Ką žinau, turėjo portfelį. Ir portfelį tą dėžę su tais visais plovykliais. Žinokit, net nežinau, ką daryti, aš manau, kad... Rodė, buvo parašytas, surašinėtojas. Matot, aš dabar esu nedarbe ir tai yra mano nedarbo laikas, aš negaliu prisijungti. Tai aš jau kelintam žmogui skambinu. Aš jau skambinu kelintam žmogui, sakė, jūs koordinatoriai, jūs žinosite, iš kur man tos pinigus atsiimt. Jums tai sakė, kad aš žinosiu, iš kur tos pinigus. Taip. Aš, žinokit, manau, kad jūs iš tikrųjų, kadangi yra 35 namas, tai šiandien surašinėti dar galbūt nelabai galėjo. Nu kaip negalėjo, jeigu surašė, klausinėjo manęs viską, aš jums ir sąskaitas pasakiau viską, tai dabar supranti, gaunasi, kad jiems... Padarėt, jūs užblokuokite savo kortelę dabar. A kam čia tai? Nes surašinėtojas tikrai negali prašyti jokių jūsų duomenų. Sakė, kad reikia ir žmonos į savo pasakiau. Jūs skambinkite ir užblokuokite savo korteles. Žiūrėkit, gal aš tada rytoj... Negali, aš nežinau, kaip tas blokavimas. O tai kaip man dabar, skambinti į banką ar ko? Taip. O tai klausykit, tai kaip? Nu tai ašgi viską pasakiau. Viską surašė mano. Parašė mano viską. Į vaikų kodus susirašė viską. O, jau, ką jūs padarėt? Žiūrėkit, man atrodo, kad jau reikėtų į policiją. Gerai, klausykite, man ta šluota buvo, nebuvo. Kada man pasą atiduosit? Pasą? Klausykit, gal aš rytoj, kai naisiu darbą, aš pasižiūrėsiu, kas yra. Ne, tai klausykit, tai man rytoj jau... Meniškai jūs aplankyti. A tai jūs man rytoj tos pinigus atiduosit. Klausykit, pinigai. Tas šluota tai dar buvo, nebuvo. Bet žmonai rytoj reikia eiti, supranti, į biržą ir jinai paso kaip ir neturi. Tai jis žadėjo, kad šį vakarą neatnešė. Gal jums reikėtų, žinokit, ponas, skambinti, iš tikrųjų, ne man, jums reikėtų skambinti į policiją, nes, jis apiplėšė. Kaip taip mane apiplėšė? Tikrai ne mūsų darbuotojas. Tai jūs mane apiplėšėt? Ne, aš jūs apiplėšiau, bet kažkas... Ne, tai aš suprantu, kad ne jūs, ale jūsgi jos koordinuoja tas plėšikus. Ne plėšikus, aš koordinuoju surašinėtojus, bet bijau, kad pas jūs atėjo... Surašinėtojus plėšikus. Ir jūs įsileidžiate... Gal galite pasakyti, kokiu dalyku jūsų klausinėjo? Nu ką, užsirašė, reiškia, kad vaikų turiu, pasakiau, kad turiu. Yra... ten religijas klausinėja. Žiūrėkit, gal galit man tada bent jau pasakyti, kaip maždaug atrodė tas surašinėtojas? Nu, dviese jie buvo, šitiegi jauni vyrukai tokie. Su geltonu portfeliu. Netgi ne vienas, su geltonu portfeliu? Taip. Ir netgi ne vienas?
Nu, dviese jie. Sakė, surašinėtojai, parodė abudu, kad dokumentus turi. Parodė surašinėtojo pažymėjimą. Nu tai buvo parašyta, kad surašinėtojas ten kažką tai savivaldybė. Buvogi šitie, Vilniaus herbai ant tų portfelių, tai aš daug negalvoju. Tai va, klausykit, tai ar galima būtų man, nes aš sakau, man žmonai rytoj reikia tų dokumentų, nes jinai eina tvarkytis reikalų. Galbūt galėtumėt jūs rytoj ryte užvežti, ar prieš pietus po pietų, nu, nes, žinokit, su tais pinigais pervesite, kada turėsite, ale man svarbiausia, kad dokumentai. Ponas, paklausykit, aš jums sakau dar kartą, kad jūs apiplėšė ir apiplėšė ne mūsų darbuotojas ir jums reikėtų skambinti į policiją ir kuo greičiau užblokuoti savo visas sąskaitas. Kaip mane apiplėšė? Jūs tiesiog paprasčiausio apiplėšimo būdu turbūt pasinaudojo jūsų garbiu amžiumi ir apiplėšė. Kaip? Ir statistikos departamentas jau, kad čia ne prie ko. Taigi. Ir aš esu dabar, nedarbė, aš negaliu patikrinti, bet... Tai nesurašinėtojai buvo? Kaip sakot? Tai nesurašinėtojai buvo? Kaip sakot? Negirdžiu. Kiti surašinėtojai? Tai ten neras... Ar jūs gerai jaučiatės? Ten nesurašinėtojai buvo? Bijau, kad ten buvo tikrai ne mūsų darbuotojai. Aš savo visą santaupas ten laikau padelę. Kaip taip galima daryti su žmogum? Aš jūs labai puikiai suprantu, bet... Kaip taip galima elgtis su žmogum? Žiūrėkit, gal aš rytoj asmeniškai apalankysiu su surašinėtojai, kuris priklauso jūsų apylinkiai. Labas vakaras. Labas vakaras, panelė. Radistai. Zip FM. Labas. Radistai. Jonas ir Justas. Mes dviese. Mes radio stotis iš Vilniaus. Jūs. Kartu su tavim. Sakė, tu neseniai dirbi. Taip, pabandėm. Mes nutarėm tave pralinksminti. Biškutį. Mane išgąsdinot. Kodėl išgąsdinom? Kažkoks, galvoju, dėdukas prarado gyvenimo. Ne, Evelina, viskas okei. Aš nemanau, kad taip jau lengvai senus žmonės galima atimti viską, žinok. Jie daug protingesni už jaunus. Evelina, kaip tu... Ačiū, buvo komplimentas man. Kaip tu nuoširdžiai, klausyk. Jo, tu taip labai. Kaip tu širdinga esi mergaitė? Vakar, žinok, buvo pas mane atėję, Evelina. Rimtai? Jo, vaikinas toks, studentas yra. Bet kad surašymas vyksta tik nuo šiandien, tai kaip jis galėjo vakar ateiti? Nežinau, sąskaitą užsirašė. Ne, tai bet ne Fabijoniškėse, aš gyvenugi. Tai nesvarbu, bet surašymas vyko elektroniniu ir dabar tik tai vyksta nuo šiandien. O vakar buvo atėjęs rašyti? Rimtai, pas mane vakar buvo. Jo, rimtai? Pasakėjom, ką nors? Nu, tai ką, kaip jūs sakai, pasą ir sąskaitos kodą. Daviau pasą. Ir viskas. Ką aš? Evelina. O ką tu ten, o tu pati surašinėjai? Tai papasakok, klausyk, dabar tavęs klausosi visa Lietuva. Papasakok, kaip nebūti apgautiems. Surašinėtojas turi jums parodyti savo pažymėjimą. Ačiū. Pažymėjimą? O kaip jis turi atrodyti? Jisai turi atrodyti toks, kaip pažymėjimas su nuotrauka ir su surašymo tokia oranžinė juostelė ir jisai turi būti pakabintas ant kaklo surašinėtojai. Taip pat surašinėtojas turi... Tu ką tik atskleidėjai visiems sukčiams, kaip turi atrodyti surašinėtojas. Gerai. Oi, labai linksma. Labai linksma. Labai. O kiek tęsiasi susirašinėjimo tie visi darbai? Iki gegužės 9. Eina savo. O kiek susirašinėjo internetu? Beveik milijonas. Apie milijoną Lietuvos gyventojų. Ok. Tai bliamat dar beveik 2 milijonus reikės sugaudyti. Tai milijonas dar gal kur išvažiavęs, tai netiek ir daug. O tu pati vaikščiosi? Ne. Gal gali pas mane užeiti? Tai kad pas tave jau buvo, ar ne pas tave? Jo, buvo pas mane. Tai tada pas mane. Pas jūs tą galėtai. Aš tau papasakosiu apie savo religiją. Ir tai, o užrašysi banko ten tą duomenį. Sąskaitas. Klausykit, panelė, jūs jau mane į taip apiplėšėt, da jūs mane supranti, vat jūs visi tokie, grinai tokie. Tai ką, tipo, nepirksi šluotą? Aš daugiau niekada jūsų sukčių žulikų neatsiprašau. Kaip tu su vyresniu žmogum kalbė? Kaip su vyresniu žmogu kalbė? Evelina, žiūrėk, palabiškai.
Gerą dainą. Čia mes ją leidžiam. Paklausyk dar. Tuoj, palauk. Dabar geriausia vieta. O, go. I need a dollar. That's what I need. Well, I need a dollar. Su jumis buvo surašymo koordinatorė Fabijoniškių skyriuje Evelina. Ačiū. Visą gerą, Evelina. Iki. Nestresuok. Nestresuok. Viso gero, Įkvėp. mano širdis netgi daužosi dėl senuko pensijos. Kaip pirmą kartą įsimylėjai, irgi daužėsi. Nu, taip dabar kažkaip kitaip, ne taip smagiai. Rimtai? Gerai, viskas. Ačiū, kad... Čia kaip pas dantistą. Pradžia skausmingiausia, po to nuima, nebeskauda. Čia kaip pas mane. Gerai. Iki mažus. Ačiū. Evelina. Kodėl aš visada mergaitės noriu sakyti mažai. Labai gražus balsas. Labai gražus. Ir ji pati graži. Chris Brown in the house. Yeah. Ar aš ją mačiau? Rašė.